labai nemažas kiekis žmonių, kurie jaučia juosmeninės dalies skausmus, turi klubo mobilumo sutrikimų. Jums parodysiu šiandieną 3 pratimus skirtus jūsų klubo išorinės rotacijos gerinimui. Pirmą pratimą mes darome su guma, atsisėdame ant suoliuko arba ant dėžės, pasiėmėm gumą, perlenkiam per pusę, su viena koja ją užspaudžiam, dedame gumą prie čiurnos ir ant pačio kelio. Ir šitoje pozicijoje tiesiog būnate 30-50 sekundžių. Tai yra statinis pratimas, kuriame jums tiesiog reikia sėdėti ir mėgautis. Antras pratimas jau yra dinaminis. Šiam pratimui mes pasirinksime suoliuką. Suoliuką padarome kampu, uždam vieną koją, atremiam pėdą į suoliuką, kelį į atlošą ir darome veiksmą, lyg tai siektume kažką tai į tolį. Tokiu būdu jūs pajausite didelį tempimą savo sėdmenyse. Na ir trečias pratimas – pasilenkimas pirmin su gira. Jums reikia už tos dėžės, ant jos uždėti savo koją, pasimti girą ir lenktis į priekį. Atliekame 10 pakartojimų kiekvienai pusiai. Judesį atliekate koncentruotą, be jokio greičio, be jokios inercijos. Pajauskite pratempimą. Būtinai išsibandykite visus šitos 3 pratimus. Jeigu jums patinka, būtinai jais pasidalinkite.